Taro kortų žinutė, jums užklausėm taro kortų, o koks, žiūrėkit dabar, neapgalvotų sprendimų daug jūsų gyvenime, skubat. Labai skubat kažkur. Priimat greitus, neapgalvotus sprendimus ir veikit greitai. O tai gali įvykti praradimai, jeigu jūs taip greitai skubėsit kažkur. Taip. Koks geriausia būtų sprendimas, kad neapsunkinti savęs, jūs nešat dabar kaip naštą kažkokią. Galbūt jums žmonės taip užkrovė, jums atsakomybės kažkokios nereikalingos visiškai, taip, ne jūs čia turit nešti šitos sunkumus, o tie žmonės turi patys pasirūpinti savimi, o taip gaunasi, kad jūs už juos rūpinatės, ane, ir toks jausmas, toks sunkuma, našta, kaip nešat, galvojat, galbūt situacija darbe sudėtinga, galbūt situacija čia santykiuose tokia sudėtinga, kur jūs, tikit, galvojat jau kada jau pasibaigs šitos visos nesąmonės. Taip, jeigu neturite dar savo apsaugos, tokios asmeninės apsaugos, taip, energetinės apsaugos, aš galiu jums pasiūlyti savo kurtus, namų kvapus, jie visada su manimi kartu, netgi mano būrimų metu, tai yra mano apsauga, mano kurti namų kvapai Elana, tai yra amuletas ir apsauga. Įsigyti galite mano puslapyje elana.lt, skiltyje amuletai, jų yra 3 rūšių kurti jums ir dėl jūsų pagerinti energiją. Tai žiūrėkit, jūs dabar tikitės pagalbos iš to žmogaus, taip? Jūs laukiat iš jo, tai paramos, pagalbos, palaikymą. Jums atrodo, kad tas žmogutis turėtų norėti to paties, ką jūs norit. Taip, jūs tikitės iš jo to paties. Ar tai įvyks, rašykit man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, ar jam tikrai to reikia, ko ir jums. Ar tikrai. Skyrybos. Galbūt įvyko, taip, jūsų gyvenime, skyrybos, apgaulės, galbūt tokios klaidos, kurių jūs nesitikėjot, netgi galbūt iš kitų žmonių. Tie žmonės, kurie galbūt nuvylė jūs, taip, dabar nusivylus ir kaltinat, dar plus, jie jūs nuvylė, ne, o jūs kaltinat save, kad jūs čia kažką nesupratot, kad jūs čia blogai pasielgėt. Nemanau, kad tai teisingas toks būtų sprendimas, ne, kortas taip jums sako. Sunkumai, kad kada tie sunkumai. Jūs pamatėte tiesą. Pamatėte tiesą per skyrybas pamatėte tiesą. Ir ką daryti tokiu atveju, kai tas nusivylimas ateina į gyvenimą netikėtai nelaiku? Tai žmogus, jis pats nesitikėjo iš savęs to.